kad tai, ką akmenis nešiojam širdį, skausmą kojose, kas nors, ar žeidimus, ar nepripažinimą, kad ėjot vardan tos Lietuvos, užmirškime. Pasipriešinimo sovietiniai okupacijai ir Sąjūdžio muziejaus salėje Respublikos gatvėje 17 įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-mečiui skirtas renginys. Kovo 11 man asmeniškai reiškia labai didelę šventę ir aš norėčiau patį gražiausią lietuvišką žodį ačiū pasakyti visiems žmonėms, kurie rinkosi į Sąjūdį, kurie stojo į Baltijos kelią, susikibę rankomis, kurie nepriklausomybės signatarai atkūrė nepriklausomybės aktą. Ir esu laiminga, kad mes esame laisvi. Ir dabar 35 metus Lietuva taip gerai negyveno, kaip dabar mes gyvename. Ir ačiū tiems, kurie padėjo tą nepriklausomybę atkovoti. Renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai. Būtent čia prieš 35 metus buvo ruošiami svarbus dokumentai, padėję pamatus Lietuvos nepriklausomybės aktui. Dėl ko mes pasirinkom būtent Panevėžyje šią vietą? Dėl to, kad prieš 35 metus šioje būstinėje, šitoje vietoje buvo ruošiami dokumentai. Akto signatarai panevėžiečiai Egidijus Jarašiūnas, Julius Beinortas ir Jonas Laučius rinkosi šioje vietoje, kad kartu kurtų laisvės viziją. Mes pagerbsim tuos žmonės, tie, kurie dar, sakant, gali pasidalinti ir savo prisiminimais, tokia popietė, kurie papasakos ir jaunom kartom, kurie nežino, kas tai prieš 35 metus buvo, kaip buvo kūrima Lietuvos nepriklausomybė. Ir šitas istorinis muziejus bus rodomas ir dokumentinis filmas, tiesiog, kad žmonės prisimintų ir pasidalintų prisiminimais. Šventės dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti filmą apie kovo 11-ąją, prisimindami lemtingą dieną, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Šis minėjimas mes norėsime, kad žmonės pasidalintų prisiminimais, kaip buvo prieš 35 metus. Signataras Jonas Laučius iš mūsų Panevėžio atstovavo nepriklausomybės atkūrimo akto tose iškilmėse, pasirašė jį. Ir aš tikiu, kad ir filmas, kurį mes matysime apie Lietuvos sienas nuo 2009 iki 2009 metų, tiesiog žengsime atgal ir matysime mūsų Lietuvą, kaip jinai Europos žemėlapyje atrodė anksčiau, kaip buvo naikinama, kaip buvo okupuota ir kaip mes dabar esame laisvi ir laimingi. Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis Jovaras, kuris atliko dainas skirtas tėvynei, bei Panevėžio Rožyno progimnazijos moksleiviai, kurie deklamavo eilėraščius apie Lietuvą. Jaunai kartai, nes jeigu jaunimas to nežinos, tos istorijos, tai tiesiog aš skaitau, kad jie neturės pagrindų meiliai savo tėvyniai, o iš savo tėvų, iš savo senelių sužinoję tą istoriją, jie dar labiau mylės ir gins mūsų laisvę, jeigu jos reikės apginti. Jiems svarbiausia ta data yra, kad jie prisimintų, kad ta laisvė, nepriklausomybė buvo iškovota ir krauju, ir labai sunkiomis sąlygomis. Ir ta Lietuva kūrėsi nuo pat pradžių, mes esame labai jauna valstybė ir nepriklausoma kaip 35 metai. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos akto signataras Jonas Laučius, kuriam buvo įteiktas atminimo medalis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Taip pat buvo pagerbta Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai laureatė, paistrietė visuomenininkė Ona Striškienė. Ji buvo apdovanota už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybės.